Tęsime naują tyrinėjančių pokalbių ciklą apie psichodinaminius reiškinius versle. Šiandien jau plačiai kalbam apie tai, kad grupių ir sistemų psichodinamika yra gyvybiškai svarbi siekiant įgyvendinti pokyčius organizacijose, mokantis prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos. Veiksmingai lyderystiai ir sekėjystiai būtina suprasti savo jausmus ir išmokti valdyti įtampas. Šiandien į laidą pasikviečiau Jolitą Buzaitytę Kasalynienę, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentę ir grupių santykių draugijos prezidentę. O mūsų tema bus lyderio ir sekėjo santykis psichodinaminių reiškinių kontekste. Išvardinau daug sudėtingų žodžių, bet jau mūsų tokia yra laidos paskirtis. Bandyti apie sudėtingus dalykus kalbėti gyvenimiškai, praktiškai. Ir mūsų pokalbį noriu pradėti nuo to, kaip apibūdintum, apibrėžtum, kas žiūrint iš psichodinamikos perspektyvos yra organizacijos pasąmonė. Nes mes ką tik prieš laidą su tavim pakalbėjom, kad jau niekas neginčija, kad žmogus turi pasąmonę. Ir 90% sprendimų yra primami, kaip Freudas teigia, nesąmoningai. Ir lygiai taip pat dabar jau vis plačiau kalbama, kad ir organizacija turi pasąmonę. Tai kas tai yra ir kaip tu apibūdintum išraiškas jos? Na, nežinau, per didelis iššūkis ar per didelė užduotis apibriežti, kas tai yra, nežinau, pasąmonė, bet gal galima galvoti, o tai kas ten gyvena, koks turinys, ar ne koks turinys. Mes gal, įpratę, aišku, jau, kad žmogus turi pasąmonę, ar ne, su tuo esam susitaikę, susigyvenę, bet ir organizacija turi savo nesąmoningą dalį, pasąmoninę dalį, kurią jinai gyvena. Ir ten turbūt gyvena visos emocijos, kurios susiję su užduotimi, kurią organizacija turi atlikti. Tai yra mes kažkaip tai emociškai reaguojame ar ne į tą užduotį. Ir kitas dalykas, aišku, yra santykiai, santykių matoma dalis ir nematoma dalis. O kaip tu apibrėžtum santykių nematoma dalis? Kokiu būdu tai reiškiasi organizacijom? Nes žmonės klauso, matoma, mes dabar su tavim kalbam, matoma dalis, o kas yra nematoma dalis? Tai turbūt pats sunkiausias dalykas, kaip ir grupių santykių konferencijose mes turim, ar ne, tai suprasti, kad ne viskas, ne viskas yra įsisąmoninta, ką aš darau. Tai yra dalykai, kuriuos aš ne visada pasirenku daryti, bet padarau. Ta prasme, kažkas mane išstumia, ar ne, arba išprovokuoja tam tikrus dalykus, mano veiksmus, mano poelgius. Sistemoje, grupėje, organizacijoje. Tai aš kitoj organizacijai, kitoj aplinkoje galbūt kitaip elgčiausi. O šita organizacija mane provokuoja arba mane stumia į tokius vaidmenis, į tokius pasirinkimus, arba aš nuėjęs jaučiu jausmus, jaučiu emocijas, kurias šiaip aš neturiu, kurios man nepriklauso, jos iš kažkur ateina. Man ateina prisiminimas iš vienos grupių santykių konferencijos, kaip aš pirmą kartą dalyvavau, tai man buvo pačiai po to labai įdomu susivokti, kad tam tikrų dalykų nesakau, nes man atrodo, kad grupės vedantysis į mane neigiamai žiūri. Tai čia ir yra turbūt ta neįsisąmoninta dalis, nes iš tikrųjų nieks į mane neigiamai nežiūri. Aš tą pernešu patirtį iš savo vaikystės, kad tėvai už tam tikrus dalykus neigiamai žiūrėjo ir dabar suprojektuoju tam tikrą autoritetą, kad jis neigiamai žiūri ir aš neleidžiu sau išreikšti. Tai čia mes jau į tą sekėjo temą. Taip, į sekėjo temą persiritom. Bet aš noriu gal grįžti, ta prasme, yra dalykai, kad mes, komunikuojame ne tik sąmoningai, ne tik tai, ką mes pasakome, ką mes suprantame, įsisąmoniname, ar ne, ir galvojame, kad nusprendėme sąmoningai pasirinkome, pavėluoti, neatsinešti kažko, ar ne, bet tai nebūtinai mūsų pasirinkimas, ta prasme.
iš tų pačių konferencijų, ar ne, įsivaizduoju, 3., 4. dienai konferencijos, ar ne, aš atsinešu kaip čia pasakyti, konferencijos vedėjų kambarį, ar ne, ryte kardelių puokštę. Ir mes ateinam į didžiąją grupę, ar ne, didžią grupę, grupės kambario viduryje stovi puokštė su kardeliais. Tai yra reiškia, kad yra mintys, ne, idėjos, kurios gimsta ne vienam žmogui tuo pačiu metu. Arba mes kažkokiais tai būdais nuskaitome, ar ne, informaciją. Ir aš, pavyzdžiui, visada, kai vėlgi grįžtant prie to pačio grupių santykių metodo, nes žmonės sako, o kur konfidencialumas, niekur čia nepasirašėm, reiškia, niekas nepažadėjo, kad tai, ką mes pasakysime, bus laikomasi, tik tai iš toj grupiai. Tai aš turiu pasakyti, kad organizacijoje nėra slaptos informacijos. Ta prasme, nėra informacijos, kuri yra konfidenciali. Jeigu jinai yra pasakyta, jeigu yra nežinoma, jau kažkur sistemoje yra žinia apie tai. Ir iš principo, ar tai reikštų, kad kaip mes dabar kalbam apie tam tikras plokščias organizacijas, apie skaidrumą, apie atvirumą, skaidrumą, tai yra čia toks, savotiškas žaismas, čia nieko nereikia perlipti, kad atvirai sakyti, nes žmonės ir taip visą tai žino, tik tai žino taip, jeigu, pavyzdžiui, yra kažkur tai, tarp kolegų kažkoks tai intymus santykis arba šefo su pavaldiniais intymus santykis ir jie įsivaizduoja, kad sistema apie tai nežino, tai, nėra taip. Tai yra didžiulė klaida ir matyt įsijungia bereikalingas triukšmas organizacijai. Galbūt mes sąmoningai nežinome, sąmoningam lygmenį, bet mes nujaučiam, kad yra kažkas ne taip. Tai yra kažkoks nešvarumas, ar ne? Nėra švarumo, nėra santykiuose. Ir jeigu aš persiritu dabar į tokią organizacijų žmogaus rolę, tai gerai, yra tas nešvarumas, yra ta informacija, bet o tai mane kaip liečia, nes maža ko yra. O tai ypač su tais intymiais santykiais, tai aš tada suprantu, kad yra nepotizmas, yra kažkas turi geresnę poziciją negu aš, arba jisai yra vadovo galbūt numylėtinis ar ne, o aš esu ne, kad jie turi kažkokių paslapčių, į kuriuos aš nesu įtrauktas, kad yra darbiniai dalykai, kurie yra nusprendžiami lovoje, o ne susirinkimuose ir panašiai. Tai yra organizacijos užteršimas. Ir turbūt man kaip organizacijų žmogui tada dalis energijos nueina nebe įgyvendinti užduotis, bet spręsti, domėtis tuo užteršimu. Aš turiu laviruoti, ar ne, ir yra užslėpta santykių dalis, kur aš ne visada, galiu susigaudyti, galiu suprasti, iš kur ateina pavojus, arba kur yra tikroji, sprendimų priežastis. Jo. Ir tada mano tiesiog keičiasi vidinė motyvacija. Aš nepasitikiu. Ar mažiau jo. Aš nepasitikiu. Ir jeigu mes nepasitikim kitais, mes pilnai nebeįsitraukiam į procesus. Taip, tai yra, arba aš vengiu tam tikrų, užduočių, įsitraukimo į sprendimų priėmimus, dalykų. Aš galiu sabotuoti. Aš galiu dar kitokių strategijų pasirinkti. Ir pereinam į mūsų temą. Tai koks tas yra lyderio ir sekėjo santykis iš psichodinamikos perspektyvos, iš grupinių santykių perspektyvos? Gal pirmiausia reiktų pasakyti, kad lyderystė tai yra santykiai. Tai yra lyderystė, tai nėra vieno žmogaus fenomenas. Labai dažnai mes susikoncentruojam į lyderio savybės, į lyderio charakteristiką, žodžiu, jo sprendimus, teisingi, neteisingi, tinkami, netinkami sprendimai, ar ne, bet mes pamirštame, kad lyderiui, tam, kad jisai būtų lyderis, reikia sekėjų. Ar paskui jį eina žmonės ir tada kokio reikia, kaip čia pasakyti, kokių sprendimų, kokias funkcijas tas atlieka lyderis sekėjams. Tai jeigu, pavyzdžiui, tu sakai, plaukiam į Nidą ir atsisuki ir niekas su tavimi į tą Nidą neplaukia, tai vadinasi, kad tu ne lyderis.
Mes kaip truputėlį kalbėjom telefonu, man visai pasirodė įdomus žiūros taškas, kad šalia įprastų funkcinių rolių lyderis atlieka ir tam tikrą psichologinį vaidmenį. Gal galėtum tai praskleisti? Na, matai, lyderystė kaip fenomenas labai susijęs yra su autoritetu. Tai yra, kokį aš turiu su autoritetu santykį esu išvystęs. Santykis su autoritetu formuojasi vaikystėje, tai yra mūsų santykiuose su tėvais. Ir tada, o kokia funkcija yra tėvų? Tai mus saugoti, globoti, tai yra rūpintis, sąlygomis augimo. Antra funkcija yra kontroliuoti, ir bausti. Ta prasme, kad užauginti arba kad mūsų, kaip čia pasakyti, išmokytume vaikus elgtis pagal sociumo taisyklės, tos kontrolė bausmės, atsiranda. Tai visos šitos funkcijos jos persikelia ir lyderiui. Kai mes suaugame, tai organizacija, į kurią mes ateiname, mes tikimės, kad vadovas, tas, kuris yra vadovaujančiam vaidmenį, jisai atliks abi šitas funkcijas, jis ne tik mus kontroliuos ten baus, bet jis mus ir saugos, globos, tai sudarys sąlygas darbui. Tai yra, turim ne tik, kaip čia pasakyti, turim tuos emocinius poreikius, kurie ateina, kurie nenutrūksta vaikystėje. Taip kaip vaikystėje mums reikėjo pripažinimo, meilės, globos, taip ir suaugusiam reikia, tik tai šaltinis kitas yra. Ir tada tas vadovas tampa to autoriteto, reiškia, figūra, kurią arba mes gerbėme, arba negerbėme, arba mes ją idealizuojame, arba demonizuojame. Tai yra, arba mes ją sukeliame visas tas teigiamus lūkesčius, ta prasme, kad jis ir viską žino, viską moka, viską gali padaryti, viską gali numatyti, ir tikimės, kad jis tą padarys, nusiviliame, jis to nedaro. Arba priešingai demonizuojame, tai yra, sakome, kad jis negali padaryti to ir ano, ir kad jis yra įsikūnijęs blogis. O kur čia tame yra žmogus kaip savarankiška autonominė būtybė? Man patinka Bijono idėja, iš tikrųjų, jisai sako, kad žmogus gimsta kaip grupinė būtybė, o paskui jisai bręsta, auga, savarankiškėja, ir atsiskiria nuo grupės ir tampa individu arba asmeniu, kuris yra sąlyginai nepriklausomas, nes niekada negali būti nepriklausomas. Dėl to, kad gyveni visuomenėje ir sociume. Tai yra, tu visą laiką esi santykiuose su kitais. Ir tai, kaip tu jautiesi, ir tai, kaip tu save apibūdini, ir tai, kaip tu žiūri į save, tai yra, kaip save vertini, kokia tavo savivertė, priklauso nuo santykių su kitais. Ir iš principo, tai paklausiu, gal pakomentuosiu, kaip man iš mūsų pokalbio atrodo, siekti visiškos laisvės, nežinau, būnant sistemoje, organizacijoje, tai yra absoliuti iliuzija, tai iš principo neįmanoma. Jeigu tu atėjai į sistemą, tai jau tu esi sistemoje dalis ir tu joje nesi laisvas. Viskas yra santykinis, tai yra, tu gali būti santykinai, nežinau, laisvas, nepriklausomas, santykinai priklausomas ir nelaisvas. Nes, kaip čia pasakyti, jeigu būtų visiška laisvė, tai mes kaip atomai išsilėkiotume, užsidarytume ir griūtų visa mūsų visuomenė. O jeigu mes, reiškia, turime tą visišką kontrolę, tai, nežinau, Orvelo 84-ieji, metai iš karto, tai yra, kai visiškai kontroliuoja ir tu nieko negali pats, nuspręsti. Tai mes visą laiką, kiekviena visuomenė, kiekviena organizacija, grupė, jinai balansuoja, tarp šitų dviejų polių. Ir yra kažkur į vieną pusę daugiau arba į kitą pusę daugiau. Ir čia turbūt yra klausimas, kiek žmogus sąmoningai supranta, kokią jisai vietą pasirenka grupėje ir tą vietą įsisąmonina, kad yra pasirinkęs. Ir mes eidamos laiptais pašnekėjom, labai svarbus dalykas suprasti, į kokį vaidmenį tave grupė įstumia.
Nu taip, čia gal, supranti, gal ne tiek įsisąmonimas, kiek atsakomybės prisėmimas, nes mes visą laiką norime, kad kažkas kitas, ane, būtų atsakingas, ar ne, būtų kaltas, ane, dėl mūsų trūkumų, dėl mūsų klaidų, nežinau. Tai čia tas, aš esu laisvas tada, kad aš prisiimu atsakomybę. Laisvė visada su atsakomybė ir su pareigom eina. Pavyzdžiui, gal pavyzdį, ką nors gali pasakyti? Tai jeigu aš esu laisvas pasirinkti, kur man gyventi, ką man dirbti, tai aš prisiimu atsakomybę už tai, reiškia, ką aš prisijėmiau, ne, nes sovietiniais laikais, pavyzdžiui, turėjai atidirbti 2 metus, ar ne, tave siųsdavo ten į kažkokią tai organizaciją, ar ne, į regioną, sakykim taip, į kažkokį kaimą, kur tu 2 metus turėdavai atidirbti už savo diplomą. Dabar mes, ne, neturim tokios, reiškia, tokio lūkesčio visuomenės reikalavimo, ne, mes patys turime susirasti savo darbą, tai turime daug bedarbių, ar ne, turim daug nelaimingų žmonių, kurie sako, kad, man kažkas turėtų parūpinti tą darbą, ne, aš juo turėčiau rūpintis. O kada aš priimu savo laisvę, aš suprantu, kad kito žaidimo taisyklės, ne, man leidžia pasirinkti, man leidžia nuspręsti, bet aš tada turiu kaip sakyti, su pasiekmėmis visomis. Plius, sakykime, laisvė balsuoti, dabar diskusija vyksta, ar suteikti teisę 16-mečiam balsuoti. Aš sakau, su teise ateina pareiga. Ar įsisąmoni, kad tai pareiga, kad ne tai tavo neteisė kažkokia laisvė, o tai tavo pareiga, kad tu prisiimi atsakomybę už tuos, už kuriuos tu balsuosi. Mums liko 4 minutės ir labai noriu dar su tavim pakalbėti apie mano suopračių labai įdomų būdą išgirsti grupės, turbūt neįsisąmonintą informaciją, kaip jūs įvardinat, kad tai yra įsiklausimo metodas. Tai kaip tai atrodo, gal pavadinsiu. Ir aš suprantu, kad jūs tai daugiau naudojate visuomenės kaip grupės aktualijoms. Aišku, man labai įdomu, ir ar tai organizacijom gali būti pritaikoma. Pasakysiu, kad taip, iš savo užsienio kolegų mes turim pavyzdžių arba įsiklausimus pateikia kaip vieną iš galimų metodikų, kurias galima naudoti dirbant su organizacijomis. O kaip tai vyksta? Bet, tai yra surenki grupę, ne žmonių. Mes grupių santykiuose mes suprantam, kad bet kuri grupė atspindi platesnę visuomenę, kad tai yra atstovai, ar ne, iš tos visuomenės. Ir tada turim 3 dalis renginio, ne, tai yra pirmoji dalyje mes leidžiame grupiai tiesiog kalbėtis apie tai, kadangi apie visuomenę kalbam, tai kas buvo praeitais metais, ne, kokie tie metai buvo, kaip mes juos išgyvenom, tai taikant organizacijai, tai gali sakyti, tai kokia ta organizacija yra, kaip mes ją patiriame. Valandą vyksta diskusija, ar ne, žmonės dalinasi mintimis, jausmais, nežinau, asociacijom, kas ateina. Tada turime pusvalandį mažose grupėse, reiškia, kviečiame į mažas grupės, padaliname į mažas grupės ir užduotis yra išgryninti temas, tai kokios temos išryškėjo pirmoje dalyje. O trečia, paskui vėl grįžtame visi į bendrą, ar ne, ir išgirstame, reiškia, ką tos grupelės, kokias temas išgrynino ir tada bandom formuluoti hipotezę, tai kas vyksta visuomeniai. Tai lygiai tą patį galima tada formuluoti hipotezę, kas vyksta organizacijoje. Galima taip daryti, jo. Tik tai reikia su medžiaga padirbėti. Jo. Ką pačiai mūsų laidos pabaigai norėtųsi pasakyti? Nežinau, gal tiesiog būti smalsiam, ieškoti, užduoti klausimus, ieškoti teisingų klausimų, nes labai nuo klausimo kartais priklauso, koks bus atsakymas. Ir čia turbūt irgi ateina iš grupinių santykių perspektyvos. Taip. Koks klausimas, taip grupė reaguoja. Taip. Tai ačiū už pokalbį.